Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Ir tau, ganytojų. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie, Viešpatie, pasigailėk. Kristau, Kristau, pasigailėk. Kristau, Kristau, pasigailėk. Viešpatie, Viešpatie, pasigailėk. Garbė Dievui aukštybėse. Viešpatie Dieve, dangaus valdove, visagali Dieve Tėve. Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėje jo žmonėms. Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėje jo žmonėms. Viešpatie vienatinį Sūnau, Jėzau Kristau, Viešpatie Dieve, Dievo avinėli, Tėvo Sūnau, tu naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk mūsų, tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Tu vienas šventas, tu vienatinis Viešpats, tu pats didingiausias, Jėzau Kristau, su šventąja dvasia, Dievo Tėvo garbei. Amen.
Melskimės. Tave, o Dieve, sutartinai išpažįsta visų tautų žmonės. Padaryk, kad visi krikščionys vieningai laikytųsi tikėjimo ir stropiai darbuotųsi artimo labui. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Skaitinys iš apaštalų darbų. Kadangi pagydytasis luošys laikėsi Petro ir Jono, prie jų į vadinamąją Saliamono stoginę susibėgo visa minia. Tai matydamas Petras kreipėsi į minią. Izraelitai, ko stebitės įvykiu ir ko taip žiūrite į mudu? Tarsi mes savo gale ar savo šventumu būtume suteikę jam jėgų vaikščioti. Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisiojo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to įvykio liudytojai. Jėzaus vardas, dėl mūsų tikėjimo jo vardu, tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš jo einantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą jūsų visų akise. O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs tai padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai. Tuo būdu Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent, kad jo Mesijas kentėsiąs. Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų nuplautos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpaties veido ateitų paguodos metas. Ir jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Jį turėjo priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Mozė yra pasakęs: Viešpats Dievas jums pažadins pranašą, kaip mane, iš jūsų brolių tarpo. Pakluskite jam, ką tik jis jums sakys. O kas to pranašo neklausys, bus išbrauktas iš savo tautos. Ir visi pranašai, kurie tik bylojo nuo Samuelio laikų, vienas po kito skelbė šias dienas. Jūs esate vaikai pranašų ir tos sandoros, kurią Dievas sudarė su jūsų protėviais, tardamas Abraomui. Tavo palikuonėse bus palaimintos visos žemės giminės. Dievas pirmiausiai jums pažadino ir pasiuntė savo tarną, kad jis atneštų jums palaimą, ištraukdamas kiekvieną iš jo nusikaltimų. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Kasgi žmogus, kad tu jį dar atmintum, kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum. Viešpatie mūsų valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly.
vadove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Jaučiu savis visus alenieno, net ir lauko žvėris, padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų, visa, kas marių platybėse plauko. Viešpatie koks vadove, koks įstabus tavo vardas pasauly. Alleluja, alleluja, Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes. Alleluja, alleluja, Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado jų tarpe ir prabilo: ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdise gimsta dejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasiagi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: ar neturite čia ko nors valgyti? Jie padeda jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse. Paskui Jėzus tarė mokiniams: ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Ir pasakė: yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir jo vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Tai Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, nepaprastas džiaugsmas užlieja širdį, kai pagalvoja apie Viešpaties mirties ir nuodėmės nugalėtoją. Juk iš tiesų neįsivaizduojamas dalykas, niekada pasaulyje nebuvo tokio įvykio, kad miręs galėtų prisikelti ir šviesti visiems tikėjimo ir meilės šviesa kelią į amžino gyvenimo tėvynę.
Juk iš tiesų visa tai buvo išpranašauta ir psalmėse apgiedota. Tačiau matome, mokiniai ne visuomet tuo tikėjo, kiek daug šiandieną žmonių yra netikinčių ir nepripažįstančių viešpaties prisikėlimo, kiek daug neigiančių išvis Dievo buvimą. Kaip skaudu girdėti apie tai, kada žmogui dovanoja viešpats nuostabų pasaulį ir pakviečia jį į gyvenimą pilną meilės, tiesos ir gerumo. Ir nekartą žmogus tarsi apakęs vaikščioja, nežinodamas kur eiti, nepažįstamas savo tikslo, nesuprasdamas gyvenimo prasmės. Todėl viešpats ateina pas mus, kad galėtume mes suprasti, koks yra gyvenimo kelias. Jis sako, aš esu jūsų kelias, eikite juo, aš esu tiesa, vadovaukitės ją, aš esu gyvenimas, gyvenkite visavertį gyvenimą. Ir viešpats prisikėlęs, matysime ateityje, kad jis siunčia visus apaštalus į pasaulį ir sako, eikite į visą pasaulį ir skelbkite linksmąją Evangelijos naujieną. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išganytas, kas netikės, bus pasmerktas. Viešpats Jėzus taip pat įsako savo apaštalams, savo mokiniams gailestingumo dvasią. Jis sako, kam atleisite nuodėmes, jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Ir dabar kaip tik švenčiame gailestingumo oktavą, kuomet Vilniuje susirinkę žmonės prie gailestingumo išganytojo paveikslo, kurį nutapė Eugenijus Kazimierovskis pagal Faustinos paveikslą. Tai yra Faustinos liudijimas, kada ji matė regėjimą. Ir po šiuo paveikslu užrašas Jėzau, pasitikiu tavimi. Tai nepaprastas įvykis mums visiems. Tai rodo viešpaties gailestingumą, jo begalinę meilę ir mūsų užduotis pasitikėti tuo, kuris ištiesi rankas ant kryžiaus ir kviečia, ateikite pas mane visi, aš jūs atgaivinsiu. Ir kiek bebūtų žmogus nusidėjęs, išganytojas visuomet yra gailestingas tam, kuris daro atgailą. Taigi mūsų užduotis atsiprašyti viešpaties, atsiprašyti vieni kitų, jeigu kartais įskaudinome, įžeidėme, ir vėl eiti tikruoju prisikėlimo keliu, kuris mus visus pradžiugina, drąsina, nes Kristus prisikėlęs visiems sako, drąsos, nebijokite, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tad stiprinkimės dangiškąją duoną, nužengusią iš dangaus. Ir kaip palaimintasis Karolis Akutis sakė, kad šventoji komunija tai yra greitkelis į dangų. Ir nors dabar dar atidėtas palaimintojo Akučio skelbimas šventuoju, bet turime viltį, kad jis bus paskelbtas šventuoju. Tegul viešpats mus visus maitina ir stiprina, kad prisikėlęs išganytojas mus visus prikeltų tiesos, meilės ir džiaugsmo gyvenimui. Brangus broliai ir seserys, šią nepaprastai šventą dieną maldaukime Dievą, kad iš numirusių prisikėlęs Kristus visiems suteiktų gausių malonių ir tikro džiaugsmo. Dieve Tėve, tegu Kristaus prisikėlimas nuolat stiprina ir džiugina visą bažnyčią. Prašom tave, viešpatie. Tegu visi krikščionys ištikimai laikosi krikšto pažadų
ir niekada nenutolsta nuo Kristaus. Prašom tave, viešpatie. Tegul valstybių vadovai vykdo Dievo valią ir nuoširdžiai siekia visuotinės gerovės. Prašom tave, viešpatie. Tegu mes patys visada būsime ištikimi Kristui ir stropiai sieksime šventumo. Prašom tave, viešpatie. Tegu Kristaus prisikėlimas padrasina baimingus, paguodžia nuliūdusius, o mirusiems atveria dangų. Prašom tave, viešpatie. Dėkojame tau, viešpatie, už šventąjį tėvą Pranciškų ir meldžiame jam laimingos amžinybės. Prašom tave, viešpatie. Laimink, viešpatie, šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, o žuvusiems laimingą amžinybę. Prašom tave, viešpatie. Laimink, viešpatie, mūsų prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, suteik jiems visiems prisikėlimo malonių. Prašom tave, viešpatie. Laimink, viešpatie, keliaujančius į Medžiugorję, suteik jiems palaimos ir dvasinio džiaugsmo. Prašom tave, viešpatie. Galingasis Dieve, gyvybės ir mirties viešpatie, prikelk dvasia mirusius ir pažadink apsnūdusius, kad visi vykdytume tavo valią ir pasiektume amžinai gyvenimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Garbėtų Dieve visatos, kurie iš tau dažnai neturime duonos, kuriam kalba tau. Žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Tapsim dvasinio gyvenimo. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Viešpatie, maloniai priimk mūsų dovanas, kurias aukojame dėkodami už krikšto malonę. Ir maldaudami dangaus pagalbos prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave viešpatė garbinti, o ypač šią didžiąją dieną dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų avinėlis Kristus jau yra paaukotas. Jis tikrai yra tas avinėlis, kuris pasaulio nuodėmes naikina. Jis savo mirtimi mūsų mirties galo neišrovė ir mums gyvybę prisikėlimu sugrąžino. Todėl į Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Šventas, šventas, viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus, ir žemė jų garbės, Hosana, Hosana, Hosana.
Tikrai, tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs atėjimo. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajam pasaulį, ugdyk jo tobulą meilę. Dėkojame tau už popiežių Pranciškų ir meldžiame jam laimingos amžinybės. Taip pat prisimename mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius, ypatingai visus, kurie yra prislėgti ligos, nelaimių, kančios, guli ligos patale, senjorus, visus, kurie užmigo susivienyje su Kristumi. Ir visiems tavo malonė baigusiam žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesųjį veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų, ir leisim draugę su šventąja Dievo gimdyta mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų, Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Esame vieno dangaus tėvo šeima, tad kreipkimės visi kartu į mylimąjį dangaus tėvą tardami: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmės išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius.
Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Telydėk ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums, ramybė jums, ramybė jums. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes. Suteik mums ramybę, suteik mums ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Jūs esate įsigytoji liaudis, garsinkite šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Aleliuja. Kristaus kūnas, Amen. Kristaus kūnas, Amen. Kristaus kūnas. Yes,
Melskimės. Išklausyk Viešpatie mūsų maldas, lydėk mūsų atpirkimo malonę per šį gyvenimą ir nuvesk į amžinuosius džiaugsmus. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigiai bažnyčiai kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųsk darbininkų į savo vynuogyną, siųsk savo bažnyčiai vertų kunigų, atsiųsk brolių ir seserų vienuolių. Duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi. Prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvesto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteikiams drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad prisikėlęs Kristus visiems suteiktų tikro džiaugsmo, ramybę ir palaimą ir lydėtų mus gyvenimo kelionėje, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Aleliuja, aleliuja. Dėkojame Dievui. Aleliuja, aleliuja. Šventuoju prisikėlimu, duok mums kalčių atleidimą, tegul ir mus džiaugsmas ima. Aleliuja, aleliuja. Alleluja, šventuoju prisikėlimu, duok mums kalčių atleidimą, tegul ir mus džiaugsmas ima. Alleluja. Alleluja, alleluja, šventuoju prisikėlimu, duok mums kalčių atleidimą, tegul ir mus džiaugsmas ima. Alleluja, alleluja.